Sveiki visi! Šiandien mes su Asta gaminsime turkišką patiekalą, kurio pavadinimas yra manti. Ir taigi, mums reikės džiovintų mėtų, saldžiųjų paprikų miltelių, sviesto, traiškito česnako, pomidorų pastos, kelios stiklinės natūralaus turkiško jogurto, druskos ir aišku pačių manti makaronų. Norėčiau jums pasiūlyti manti. Kažko mūsų virtuvėje netradiciško. Arabai musulmonai labai tai mėgsta namų gamyboje. Tai vienas populiariausių gaminių, laukiant ypatingų svečių. Manti verdant galima įdėti ir pomidorų pastos, bet jau prieš galą virimo suteiks aromato specialaus ir atspalvį. Manti padažui reikia jogurto. Šis jogurtas yra 10% riebumo, jis lėstesnis nei grietinė. Be to, jį galima panaudoti ir ledams. Į puoduką įsidedat keletą šaukštų jogurto ir užsipilat saldžių sirupų. Bus labai skanu. O kas liečia dėl pačio jogurto padažo, tai reiktų dar jį pagardinti. Galim pagardinti paprikos dribsniais, o prie jų taip pat įberti ir mėtų. Suteiks specifinio gero aromato. O dabar galime pereiti prie patiekalo gamybos. Į pasūdytą verdantį vandenį suberiam mūsų manti makaronus. Verdam juos apie 10-15 minučių. Kol verda makaronai, galime padaryti prie jų padažą. Jis yra pagaminamas labai paprastai. Tiesiog į jogurtą mes suberiam mūsų smulkintą česnaką ir šiek tiek druskos. Įbersim truputį, po to pažiūrėsim, ar dar reikės. Viską gerai reikia išmaišyti. Tai yra pats paprasčiausias padažas. Tiesiog natūralus jogurtas, druska ir šiek tiek česnako. Galima pridėti mėtų, bet mėtas mes barstysim ant pačio patiekalo. Šitas padažas turi truputį pastovėti šaldytuve, kad skonis būtų ryškesnis. Į išvirtus ir nukoštus manti makaronus sudedame sviestą ir pomidorų pastos. Pateiksim mūsų mantį su česnakiniu jogurtiniu padažu. Dedame mantį į lėkštę. Pagardiname mantį česnakiniu padažu ir pabarstame džiovintomis mėtomis ir raudoną saldžiąją papriką. Ir štai mūsų patiekalas paruoštas. Skanaus! Ačiū už dalyvavimą. Labai malonu. Ačiū Jums. Kaip buvo? Skanu buvo? Ačiū, labai skanu. Labai gerai.